Tai dar kartelį sakome, nežinau, kada žiūrėsit, laba diena, labas rytas, o gal labas vakaras. Dar kartą sveiki atvykę į 24-ąjį pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatą Kroatijoje. Šiandien tęsime savo vlogą, šiandien antroji dalis apie antrąją varžybų dieną, nors varžybos dar neprasidėjo, bet reikalų jau turime daug. Šį kartą nebus tiek daug istorijų, nebus kelionių, nebus važiavimų, nebus lakstymų prie vandens telkinių, nes visa tai jau yra praeityje. Šiandien galbūt daugiau orientuosimės į pirmąjį kapitonų susirinkimą, kas vyko ten. Traukėme, kaip jau ko gero visi žino, traukėme burtus išsiaiškinti, kokiuose zonose žvejos mūsų sportininkai, taip kad nieko nelaukiam, pradedam ir žiūrim į tai, ką matėme per šią dieną. Scotland. Na ką, tradiciškai prie vairo FIPSET prezidentas Claudio Matteotti. Slovakija. Senas geras mūsų bičiulis, kurie tekė su šiuo žmogum pabendrauti. Slovakija. Įdomus, protingas senelis, kuris valdo tikrai pačius didžiausius renginius pasaulyje. Ir toliau aptarinėjami tie patys dalykiukai, be abejo, kai kurie tikrai yra svarbus. Tiesiog visi pasitikslina, kada vyksta vadinamasis restokingas. Paprastai tariant, tai yra papildymas. Oficialiai yra padedami į sektorių jaukai, masalai, viskas, ko reikia, ko trūksta. Visus tos dalykus dabar Claudio ir aptarė su pasaulio sportinės karpių žūklės bendruomenė. Na, o jeigu nusibodo klausyti, galima iššauti kažkokią tai vietinio drinko su pasaulio čempionato ženklu. Žodžiu, special edition. Dar reikia ką pasidaryti prieš kiekvieną čempionatą, prieš kiekvieną čempionato startą, tai išsirinkti tą vadinamąją tarptautinę žiuri. Žiuri, kuris sprendžia kažkokius tai labai rimtus dalykus, tai pavadinkim paprastai tokį surinkam prisiekusiųjų teismą. Jeigu įvyksta kažkas tai labai rimto ir reikia tą problemą išspręsti, būtent yra sušaukiama tarptautinė žiuri iš nepriklausomų visiškai žmonių. Ir Claudio būtent paminėjo, kad tai negali būti kapitonai ar dar kažkokie tai suinteresuoti asmenys. Tai gali būti žmonės iš visiškai nesvarbu kurios šalies, bet tai negali būti patys aukščiausi oficialūs komandų asmenys. Na ką, panašu, kad pirmasis kapitonų susitikimas baigsis ganėtinai greitai. Tradiciškai vėlesni susirinkimai būna kur kas karštesni, kai prasideda varžybos, kai visi kapitonai pradeda kapotis ir kovoti dėl savo rinktinių. Na, dabar taip. 3 kartus pasikalbėjom apie tą patį, ką jau žinom arba turėtume žinoti visi ir viskas. Prasideda burtų traukimas eiliškumui. Šiandien komandos traukia eiliškumo burtus. Kokia tvarka bus jau traukiami zonų paketai rytoj. Zonų ir sektorių paketai rytoj. Na ir ką, Justas. Ateina Justas. Ir ką mes čia turim? 20 numeris. Visai neblogas. Tai va, tikrai burtų sistema net su 3-guba apsauga. Iš pradžių įsitraukė eiliškumą. Į dokumentus surašai, kaip tau atrodo, kas kur žvejos. Tada traukė A, B, C zonas, 1, 2, 3 trejetas, kurioje zonoje ir tik rytoj ištraukę paketus jau suprasime ir žinosime, kas kurioje zonoje, kuriame sektoriuje jau tiksliai gaudė žuvį. Tai tikrai čia niekas nieko tikrai neapkaltins kokie nors, nežinau, korupcija, nešvariais susitarimais, nešvariais žaidimais. 3. Go. Go. Sì. Rimantas su Davidu C.
Jo, man tai nepamiršk įgarsint, kas ten kur. Jo, gerai. Dabar traukiam Darius su Pauliu. B. B. Kartu. B. B. Ir viskas aišku, Viktoras su Evaldu. I hope this is A. A. Yeah. I hope so. It is. Taip, organizatoriai parodė, kad kamuoliukas toks su sektoriaus, atsiprašau, sezonos pavadinimu tikrai yra. Tai ką? Ar jūs patenkinti savo dro? Bus matyt, bet toksai, kaip manau, mes panašiai labai mintimis padėliojom, bet čia bus matyt. Bet iš esmės turim stiprius metikus, ta prasme, B ir C, ta prasme, tai manau, ten gali prireikti šito reikalo. O A priklausys nuo to, kur stovėsi, tai bus matyt, gali reikti, gali nereikti, bet čia viskas dėliosis rytoj. Pirmo kapitonų susirinkimo metu, tai tradiciškai viską atliekam, tai ištraukiam eiliškumą, kuriuo trauksim rytoj burtus. Tai mes išsitraukiam, teisingiau Justas ištraukė, kad mes būsim 20-ieji, kurie trauks. Iš 30 komandų, jau dabar galim pasakyti galutinai, kad dalyvauja šitam čempionate 30 komandų. Jo, vis tik tai 32 žadėtų nesusirinko, 2 atpuolė. Dar, man atrodo, buvo kapitonų čiate 31, bet nežinau, neanalizavau, kurios ten neatvyko, bet yra 30. Tai va, mes iš tų 30 burtus trauksim rytoj 20 ir šiandien jau ištraukiam, ką šito kapitonų susirinkimo metu, išsitraukiam, kuri komanda, kurioje zonai bus. Klausimas, aišku, pazonės, kaip išsidėlios, nes dar tą 30 komandų dar dalins į 2 dalis, po 15 komandų bus pazonės. Tai dabar klausimas, kaip kas sukris, kas bus kaimynai, kas bus ne kaimynai, bet mums visiems aktualiausia yra, kas bus mūsų pazoniai. Tai šio kapitonų susirinkimo metu tokie formalumai, kurie jau vyko, komandos jau kraunasi autobusą, išsikrovė, jau po truputį pradeda skirstyti daiktus į automobilius, pradedam planuoti, kaip rytoj važiuosim. Kiek jau žinau, išvažiavo irgi jie apsižiūrėti, dar kartą apeiti, jau dabar žino, kur tikrai bus, kur tikrai nebus. Vakar apėjom visi bendrai viską. Dabar, pavyzdžiui, ten komanda Aiki Baits, tai Viktoras su Evaldu, jau jiems nebėra tikslo Šandoro žiūrėti, jie jau dabar eina tik Lapovačio apsižiūrėti. Tai šitą, po to, kaip minėjai, tradiciškai kapitonų susirinkimo metu klausimų atsakymų vakarėlis, tai mes jau patirties turim ne pirmi metai, tai mes jau žinom, galim drąsiai pasakyti tų klausimų tokių jokingų. Ir čia buvo, kas elementariai parašyta taisyklėse, žmonės vis tiek užklausinėja, toks jausmas, kad kai kurie taisyklių neskaitė. Bet mes jau čia ne pirmi metai, mes žinom, kaip čia vyksta, bet šiaip sąlyginai dar sakyčiau, ne per daug tų klausimų buvo. Labiausiai nustebino klausimas. Organizatoriai yra, prieš tai pasakysiu, sudėję plaukiojančius bujus. Ir jie yra skirtingų spalvų, raudoni ir geltoni. Ir jie sudėti yra 200 metrų tam, kad komandos matytų savo sektoriaus ribas. Tai į italų komandą užklausė klausimą, sako, o kas bus, jeigu mes jas permesim? Tai organizatorius nieko neatsakė, tik paprastais judesiais. Pirmin. Paplojo. Pirmin vaikinai. Reiškės, visos komandos nusiteikusios stipriai, pažiūrėsim, kaip bus realybė. Teorijas, kaip matau, išmokė visi gerai, o mes visi žinom, kas yra 200 metrų karpinėje žuklėje, tai... Pažiūrėsim, kaip pavarys italai. Taip. Eisim pažiūrėti, kaip tos 200 mėto. Įves naujus standartus. Na tai štai, suma sumarum, rytoj trauksime jau sektorių paketus, jau tiksliai sužinosim, kas kur meškerioja, bet dabar viskas labai paprasta. Rašėme apie tai ir Facebook'e, kad A zonoje Lapovas užtvankoje gaudys Viktoras Norvilas su Evaldu Pocium. Na, Lietuvoje žinoma kaip Aiki Baits komanda. B zonoje brolis Rankelė ir Paulius Misukevičius. Na ir kaip Hebra čia pusiau juokauja, kaip visada C zonoje Rimantas Kičas su Deividu Saboniu, Lietuvoje AK, also known as komanda Judex. Gerai, dabar čia komandų nėra, čia yra tik tai viena Lietuvos rinktinė, taip kad šiąnakt laikom visas špygas ant visų kojų ir rankų pirštų, kad rytoj mums pavyktų ištraukti gerą sektorių paketą. Tai tiek kol kas ir žiūrim toliau.
Bet užtat, kokie mes tobuli užtat, pažiūrėk visi kokie dar, pažiūrėk. Va, tobuli, bachuli. O, pažiūrėkit, va, misteris tobulybė. Sėsime į savo autobuselius ir važiuosime nešti tą brangę Lietuvos trispalvę. Netrukus už valandos prasidės 24-ojo pasaulinės sportinės karpių žūklės čempionato atidarymo ceremonija. Lėksim į miestelio centrą. Na ką, dalis kompanijos atlėkė. O, jūs pažiūrėkit, kaip čia gražu. Ne viskas baisiai paprasta, vis tik tai delegacijos nemenkos. Na, vien mūsų, pavyzdžiui, 17-18 žmonių, kitų šalių taip pat matome nacionalinių rinktinių įvairiausių spalvų marškinėlių, tikrai ne po 10 ir ne po 15 yra atvažiavę, tai išrikiuoti, sustatyti visus į vieną gražią eiseną yra reikalų. Va, ir Jungtinės Amerikos valstijos, štai Ukrainos rinktinė. Kaip minėjau pačioje mūsų vlogo pradžioje, šiandien ta diena tikrai nebuvo labai sudėtinga. Tai buvo epizodas, kuomet sportininkai, pakavosi daiktus į autobusus, tačiau to užfilmuoti nespėjom, nes kaip tik vos tik sužinojo zonas. Mantas Taškus taip pat pranešė iš susirinkimo, sportininkai susidėjo jau daiktus į autobusus, parlėkėm jau ir pamatyti nebuvo ką. Na, bet kraustymosi, daiktų kraustymosi, nežinau, ar čia būtų labai įdomu žiūrėti, bet įdomiausia dalis šiandien vakare. Šiandien vakare graži atidarymo šventė, kuri vis dar tęsiasi man už nugaros. Turėjome gražią, labai karštą eiseną, tikrai šiandien atsuko karščio mums čia normaliai. Visą tai galite pažiūrėti LK paskyroje Facebook'e, yra tiesioginės transliacijos vaizdo įrašas. Tai šiandien tiek tų reikalų, žinom zonas, pasikrovėm daiktus, kas į kur važiuos. Sugėdojome himną ant čempionato atidarymo scenos ir laukiame rytdienos. Rytoj traukiame sektorių paketą ir pradedam varžybas. Va tada tai tikrai bus apie ką ir daug ir apie ką pakalbėti. Tai ką, komanda, kalbai šitai nesiruošiau, bet tradiciškai prieš čempionatą. Ačiū visiems už pasiruošimą. Dabar atėjo ta diena, kai po truputį pradeda drugeliai skraidyti pilve. Manau, ne pas vieną iš mūsų, bet ką aš matau visuose jūs esančiuose čia, matau tikrą mūsų komandą. Ir kiekvienas iš jūsų čia esantis prisidedat prie dalelės mūsų sėkmės. Tai daug žodžių neviniojant į vatą. Ačiū Jums, kad esate čia. Žinau, kad atiduosit viską, ką galit. Laukia tikrai sunkios 3 dienas. O šeštadienį pakalbėsim kitaip. Mes už Lietuvą! Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū, kad stebite tai, kaip lietuvaičiams sekasi 24-ame pasaulio sportinės karpių žūklės čempionate Kroatijoje. Kviečiu mus stebėti visose įmanomose platformose – YouTube, Facebook, Instagram. Tikrai informacijos paduosim daug, rytoj prie manęs jau prisijungia ir mano kolega Mindaugas Lukys, taip kad tikrai bus karšta ir bus įdomu. Rytoj startuojam, rytoj prasideda didžioji kova. Dar kartą ačiū ir iki.